imunitetą stiprina tikrai. Taip. Tiek EPRas, tiek DHR. Kognityvinės funkcijos, nervų sistemos nestiprinimui, kognityvinių funkcijų aktyvinimui, ypatingai DHR. Bet dabar aš kad vardinu atskirai, tai nereiškia, kad aš tik DHR ieškau. Taip. Šitos dvi rūgštys DHR, EPRas veikia sinergiškai tik kartu. Atskirai, beprasmiškai, iš tikrųjų, jeigu ten kas įsimti tik tą arba tik tą, vis tiek jos veikia bendrą. Nebus taip, kad tik imunitetą sustiprins, o kognityvinių funkcijų, kaip pavyzdys, nepalies. Tai va, bet aš taip pat daugiau, uždegimą mažą, daugiau, tarkim, būtent eikozapanteno rūgštis, kaip pavyzdys, bet jos kartu veikdamos, bet jos poveikis yra didesnis. Tai, va, vėlgi, imuniteto stiprinimas, uždegiminių procesų mažinimas, o nuo uždegiminių procesų visos lėtinės ligos prasideda. Taip, tada kognityvinės, imunitetas, būtent trombų funkcijos, o būtent toj funkcijai kraujagyslių, širdies ir kraujagyslių sistemos funkcijos stiprinimui. Omega-3 yra, iš tikrųjų, vienareikšmiškai jos yra būtinos ir netgi dabar apie kiek, jeigu paklaustumėte, aš galbūt pati paklausiu ir pati pasakysiu, ne? Tai anksčiau, vėlgi dabar diskutuojama, labai anksčiau buvo tas profilaktinė ta dozė 500 mg ir tas ir siūlo. O dabar, žinot, aš jums pasakysiu, profilaktinė dozė, aš pasakyčiau gramas, o jeigu jau norim, kad uždegimą mažinti, tai yra 2 gramai mažiausiai. Iš tikrųjų taip, nes jeigu jūsų organizmas ilgą 40-45 metus gyveno su sudužusiais langais, įspardytom durim ir kiaurų stogu, tai reikia tą ląstelę statyti, kad jinai pradėtų normaliai dirbti. Tai ir to labiau dar kas. Vėlgi, kokį mes tą papildą nusiperkam, kaip jis prieina prie ląstelės. Mes taigi nežinom, ar jis priejo, ar jis nepriejo. Taip, ar jis taip apsaugotas pilnai, kur mes laikėm tą buteliuką, kokioj formai pirkom. Ir va, būtent tas prieimas prie ląstelės, vadinasi, jūs pasižiūrit testą, kaip pavyzdys, man, sakau, vienas iš kriterijų vertinimo omega-3 ir tada tu matai, ar aš teisingai vartoju, galbūt tie papildai manęs neveikia, vaistai galbūt manęs irgi gali neveikti. Taip.